šiandieną padėjo jums pasiekti pergalę? Kas padėjo? Padėjo vyrų charakteriai, parodė galų gale, kad mes galim žaisti su visom komandom. Prieš išeinant į aikštę pasakiau, kad šiandien turi būti kova. Viskas, nežiūrint nei nieką, jie paėmė ir sukovojo šiandien. Kas lėmė, jog antroje rungtynių pusėje vienu metu paleidote iniciatyvą iš savo rankų? Pasvalio Pieno Žvaigždžių ekipa buvo priartėjusi iki vieno taško. Kai mes daug tos iniciatyvos kaip ir neturėjom, kai ten buvo 6 ar 7 taškai, tai ten mes parametėm, jie įmetė, tai ir priartėjo. Bet esmė ne tame, esmė galutinis rezultatas. Tai visos tos ketverios rungtynės šį sezoną, kur buvo su Pasvaliu, jos buvo taškas, bet Juventus įgydo persvarą ir barsydavo. Tai rodo, kad komandos yra lygios, ar varžovų žaidėjai yra individualiai stipresni, o Juventus yra tiesiog komanda. Taip, jie turi, aišku, individualiai stiprių žaidėjų. Hadžasą, Biksą, turi Sirutavičių, turi pilnai puikiai sukomplektuota komanda, aišku, bet mūsų kaip komanda, aš nenoriu sakyti, kad čia blogi žaidėjai. Jie yra puikus vyrai, puikus krepšininkai ir viskas. Tik tai reikėjo galbūt daugiau pastangų nuteikti juos tai kovai tokiai ir jie išėjo paprasčiausiai sukovojo ir sakau, aš pasikartoju. Ar kova dėl atšokusių kamuolių buvo vienas iš pagrindinių faktorių, kuris nulėmė nugalėtoją šiandieną? Taip, tai irgi yra vienas iš faktorių, nes kad ir praeitose varžybose irgi turėjom lyg ir 5 taškus, bet nepasiėmėm kamuolio ant galo, jie čia pakartojo, sulygino, žaidėm pratęsimą. Kaip ir šiandien matėm, ant galo pasiėmė 3 kamuolius. Bet visose varžybose viskas normaliai atsitvėrė šiek tiek, viskas tvarkoj. Treneri, čia po rungtynių buvo itin laimingas. Ar galima sakyti, kad šita pergalė emociškai maloniausia jums šį sezoną? Visos pergalės malonios, bet kai su Pasvaliu, nežinau kodėl, bet kaip jūs minėjot, kad žaidėm pastoviai visą laiką taškas į tašką visose varžybose. 2 kart po tašką baigėsi varžybos, vienas po pratęsimo, dabar vėlgi tašką. Ir taip, labai laimingas esu, tikrai labai.